Sveiki draugai, su jumis Greta Sveit ir šiandien aš jums noriu pristatyti tikrą galios užtaisą, besislepiantį gana mažoje, gražiai atrodančioje dėžutėje. Tai MSI Aegis X3 stacionarus kompiuteris. Šiame monstriuke yra 7 kartos Intel i7 7700K procesorius, kuris yra aušinamas MSI vandens kuleriu. Taip pat čia slepiasi GTX 1080 vaizdo plokštė. Be nesveiko GPU bei CPU šis kompiuteris turi dar 16 GB DDR4 RAM. Taip pat turi 250 GB SSD, taip pat turi 2 TB HDD. Taip pat galima prisidėti papildomą kietąjį diską, jeigu jums trūksta vietos. Na ir galų gale visą šitą žvėriuką palaiko 600 W Silver maitinimo blokas, kuris yra štai čia apačioje. Šis stacionarus kompiuteris sveria mažiau nei 10 kg, taip pat yra labai patogus transportuoti. Na ir dėl įdomumo palyginkime šio kompiuterio dydį su kitomis kompiuterių dėžėmis. Kompiuterio dėžės priekį suteikia agresyvią išvaizdą visam dizainui, taip pat matom carbon bei brush metal akcentų, kurie tikrai puikiai tinka šiam kompiuteriui. Na, dabar šiek tiek pakalbėkime apie kompiuterio portus. Dėžės priekį yra 3 USB 3.0 portai, 2 iš jų yra Type A, o kitas yra Type C. Taip pat yra audio jack bei mikrofon in jungtis. Pačioje matome HDMI portą, kuris puikiai tinka VR dėl savo patogios vietos. Pačioje motininėje plokštėje yra 2 USB 3.0 portai, taip pat yra PS2 portas, yra 6 USB 3.1 jungtis, yra HDMI, Wi-Fi antenos, taip pat yra Ethernet portas bei audio portai. Vaizdo plokštė turi 3 DisplayPort jungtis, taip pat HDMI jungtį bei DVI jungtį. Taip pat apačioje matome VR-Link HDMI portą. Kompiuterio viršuje yra MSI logo, kurį paspaudus įsijungia ausy Jenny vieno paspaudimo overclockinimas. Na, taip pat svarbu paminėti, kad šitas mažas kompiuteris turi ir CD-ROMą. Na, o šios ausytės nėra Wi-Fi antenos, kaip turbūt dauguma pagalvojote. Jos yra tiesiog puikiai patogi vieta, kur galite pasidėti savo ausines. Na ir nepamirškime MSI programėlės, tai MSI Gaming Center, kuriame galite pasižiūrėti daugybę jums svarbių dalykų susijusių su kompiuteriu. Taip pat galite pasižiūrėti apkrovimo statusus. Taip pat svarbiausia ir smagiausia dalis, tai be abejo spalvų kaitaliojimas. Man pačiai iš pat pradžių kilo klausimų, kaipgi reikia atidaryti šitą kompiuterį, kadangi yra labai daugybė varžtų ir nieko aiškaus. Tačiau pasirodo viskas yra ganėtinai paprasta. Reikia atsukti tik 4 varžtus gale kompiuterio. Atsukus juos galime nuimti vieną šoninę sienelę. Vėliau nuimame viršutinę sienelę. Atrandame dar vieną varžtuką, kurį atsukus galėsime nuimti paskutinėje sienelę. Buvo atlikti 3D Mark testai, kurių rezultatus matote ekrane. Žaidimai, kuriuos bandžiau su šiuo kompiuteriu, veikia be priekaištų. GTA 5 Full HD ant Max grafikų nesijautė jokio lago. Taip sakant, veikia kaip bitutė. Nuo esant 2K rezoliucijai, vidutinis aukščiausias FPS skaičius buvo apie 98. Kitas žaidimas, kurį išmėginau, tai Tom Clancy Ghost Recon Wildlands, taip pat ant Max grafikų veikia be priekaištų. Taip pat verta paminėti, kad kompiuteris neūžia labai garsiai ir temperatūros tikrai nekyla labai aukštai, pagalvojus, kaip viskas yra sugrūsta į šitą nedidelę dėžę. Mano nuomonė, toksai kompiuteris ne tik palengvintų kiekvieno gamerio gyvenimą su nesveikais specais, tačiau būtų ir labai patogus variantas tiem žmonėm, kurie mėgsta lanint su draugais. Na ir be abejo, tokį kompiuterį nereikėtų namie slėpti kažkur po stalu, kampe,
nes jis yra tikrai labai gražus ir dar pagražintų jūsų kambarį. Na, šiandieną tiek, jei norite daugiau pamatyti tokio tipo video, na ir ne tik tokio, tai būtinai pasubinkit mane, tikrai tai daug reiškia ir iki kito karto. Bye bye. Bye bye.